Šį savaitgalį toliau tęsiasi Manijos moksleivių krepšinio lygos finalo ketvertai. Marijampolėje susigrūmė 4 geriausios moksleivių vaikinų krepšinio čempionato Manija komandos. Aikštės šeimininkais tapo Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, o su jais dėl aukso medalių kovojo Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazija ir Panevėžio Minties gimnazija. Geriausia bendrojo lavinimo mokykla tapo marijampoliečiai, kurie finalo rungtynėse po permainingos kovos 85-83 palaužė panevėžiečius. Pastarieji prieš metus vykusiame finale turėjo tenkintis bronzos medaliais. Labai ilgai teko vytis, varžybos buvo labai įtemptos, kovingos, stengėsi tiek mūsų Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos krepšininkai, tiek Panevėžio Minties gimnazijos krepšininkai davė viską, kad pasiektų pergalę. Juk finalas yra finalas. Atidavė vyrukai viską, ką tik galėjo atiduoti jame. Lietuvos mastu, kaip mūsų Rygiškių Jono gimnazija, tai be abejo yra didelis pasiekimas, nes Manijos krepšinio turnyre dar tik pirmą kartą laimėjome pirmąją vietą. Tai čia pasiekimas jau, kaip sakant, įėjęs į gimnazijos istoriją. Yra kaip yra, kamuolys yra apvalus. Aišku, norėjom labai, bet šeimininkam padėjo namų sienos. Stengiamės, aišku, vaikinai labai norėjo ir tikrai, kaip sakoma, galvojom, siekiam to, pabaiga pavedėm. Yra nuostabus turnyras, jis yra labai reikalingas Lietuvoje, labai noriai dalyvauja mokyklos, kad ir mūsų mieste labai daug komandų būna. Tikrai jis yra reikalingas, mums tenka jau 4. finalą dalyvauti, kaip tik su Minties gimnazija. Labai džiaugiamės, dar tokio rezultato nebuvom pasiekę, kad antri tikrai vicečempionai irgi yra labai gerai. Gerai gynėsi varžovas, mano nuovargis didžiulis, 4 rungtynės per trečią dieną, tai tiesiog vos pastoju dabar, sunku yra. Gerai gynėsi iš tikrųjų, po kažkiek 2 gubino, 3 gubino, bet pasisekė. Kaip geriausia mokykla Lietuvoje, jums didžiulė šventė, didžiulis pasiekimas. Taip, niekas nelabai tikėjausi net iš pradžių, kad pateksim į finalinį ketvirtą iš viso. Taip gavosi, kad pirmi. Mače dėl 3. vietos Vilniečiai 85-74 įveikė šiauliečius. Pirmąją finalo ketvirto dieną pusfinaliuose Rygiškių Jono gimnazija 94-79 įveikė Karoliniškių gimnaziją, o Minties gimnazijos krepšininkai 106-91 nugalėjo Stasio Šalkausko gimnaziją. Į naudingiausių turnyro žaidėjų penketuką pateko 2 čempionai – Marijus Užupis ir Audrius Damušis, o taip pat panevėžietis Deividas Pagužinskas, Vilnietis Ignas Ryla ir šiaulietis Laurynas Klangauskas. Mačiau, direktorius nelabai buvo patenkintas, kad tinklelį nukirpot. Jis niekada nebūna patenkintas. Po kiekvieno čempionato ir bėjo, kada tik nenukirptų jam to tinklelį.